Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kalties. Kai kurie laidos epizodai gali būti nepriimtini vaikams bei jautresni psichikos žiūrovams. Šiandien laidoje matysite šuolį be parašiuto arba šokį su velniais. Ne, viskas. Neresponsyvus asmo. Reikia pagalbos. Bernelis taip važiavo, kad vos pro duris nepravažiavo. Ginklą pasidedi arba bus panaudotas ginklas. Ir kalėjimo gaidelis. Sandy Shores, 9:05 minutės. Skubam į iškvietimą, gautas iškvietimas, kad yra vogiama mašina prabangiai. Kaip suprasti? Su GPS dabar bandom pasivyti. Pirmas po įvykio vietoje atvažiavęs į banką. Į degalinę dabar yra sustoję. 14. Degalinį sustoja. Teik tau reikės supildyti tam datą. Ačiū. Ai. Tai va, gavom Okay. iškvietimą, dabar lekiam labai dideliais greičiais, O priešingą tai pusę. pagavot? Tačiau taip, vieną asmenį turim pagauti. Tai tu jie turi klausimų, klaus. O, beveik Jie čia davažiavom. parvažiuoja, jie čia parvažiuoja. Parvažiuoja. Tuoj susitiksim. Neilgai trukus pastebėtas rožinės spalvos universalus automobilis. Tas, kas dabar Sakyk, yra, turim Taip, bilietą. toliau parvažiuoja. Biletinė kažkokia... Matom rožinę, violetinę. Prasideda gaudynės. Žiūrėjom Route 68 link Sandy Shore. Vantepai. Tai Restauracija. Mes dabar ant greičio važiuojam labai. Tai į pereinę. Tu pasakyk, jeigu nori, gali pirminį pasimti. Mes jį matom, jeigu ką, viskas gerai. Milžiniškų greičių skrietis automobilis yra itin didelė grėsmė gyventojams. Važiuojam kairiau link ginklinės. Jau pro Sandy Shore centrą važiuojam. Pro Sandy Shore centrą važiuojam. Aš bandau sakyti komsus. Pasukys į dešinę prie degalinės Sandy Shore. Posūkis į dešinę prie degalinės Sandy Shore. Už degalinės grįžtam Grįžtam atgal. pas tave, o pas tave važiuojam. Tau su mašina viskas Vantepai gerai? Vantepai Panašu, jog bėglys neturi jokio plano. Jaudi. Gerai, labai intensyvus 10-80. Posūkis po posūkiu ir bėgliui pavyksta atitrūkti. tačiau neilgam. Nemačiau, kur nusuko. Ai ne, važiuojam link šitų. Dieve, kaip jie yra. La. Tu normalus. Dėka pareigūno žaibiškos reakcijos pavyko išvengti susidūrimo. Nebematau, nebežinau, kur yra. Nope. Nusukam. Tave jie? Nusikaltėliai važiuoja išjungtomis šviesomis, dėl to yra ypač sunku juos pastebėti. Ten važiuoja, pro ten. Jo, dabar suk į kairę. Bėgam čia. Okei. Matom. Biški buvom pamėtę. Dėka kito ekipažo gaudynės tęsiasi. Pagrindinė kreipsi į gatvę. Kreipiuosi į 311, ar sugavome tik vieną asmenį? Panašu, jog bėglių nemotais. Bėga bekelę ar keliu. 4, o jisai priešinosi areštų. Tai baig. Gerai yra, ne? Tai nesityčiok. Pašapas supratau, gerai. Reikia. Grįžtam atgal iš ten, kur atvažiavom. Iš kur? Važiuojam link ūkininkų turgelio. Pareigūną akina jo pačio šviesos. Dėl to be šviesų važiuojant automobilį tampa dar sunkiau pastebėti. Vantepai lenki? Link Sandy Shore atgal grįžtam, bet čia nebereikia, jau 30 ekipažų važiuojam. Jo. 311, 10, 4. Sorry, mano racijos mygtukas kartais sugesta. Normalus 50-50. 10 50.
180 važiuojam, Aha. čia offroadais, varom va po tuneliukų medinių Tai labai esu gražių. Važiuojam iš žodžių, dabar vejamės mašiną, jau GPS nuhakino, tai bandysim imt grubiau, tai kadangi prisisiekit saugos diržus, bandysim pastumti. Bet gražiai, švelniai taip. Švelniai, jo, kad nesužeistas minų. O, lėkiam. Girdėjote patys, klaida lekiant tokiu greičiu gali pareikalauti net gyvybės. Sakė, galimai stabdys ir bandys nusukti kairį. Ok. Va, į kairę. Teisė. O, į dešinę. Gaudynės tampa dar labiau komplikuotos, kai bėgliai nusprendžia važiuoti į Los Santos. Eismas čia kur kas judresnis. Trečias ekipažas galit pabandyti apvažinėti kažkur, kažkaip, nežinau. Jūs tikrai matot? Sako, į kairę pasuko turbūt į tunelio viršų. Link Mantelio flykas važiuojam vėl. Mieste nusikaltėliai manevruoja siauromis gatvelėmis ir bando atsikratyti pareigūnų. Kelyje bet kada gali pasimaišyti nieko neįtariantis žmogus. Kai bandom apvažiuot mes? Jo, senai. Kažką pametė? Ai, ne. Žmogų nutrenkė. Deja, bet aukų šiose gaudynėse nepavyksta išvengti. Partrenktas senjorus išėjęs pavedžioti savo augintinį. Netrukus nusikaltėliai padaro esminę klaidą ir įvažiuoja į akligatvę. Liepam iš mašinas! Liepam iš mašinas! Ginklas! Ginklą pasidedi arba bus panaudotas ginklas! Ginklą pasidedi! Situacija itin karšta, nusikaltėliai ginkluoti. Liep iš mašinas keli rankas! Vienas iš bėglių nusprendė pabandyti laimę ir bėgti. Jo įkandinusi jo pareigūnas ir operatorius. Operatorius nestokojo staigmenų, jam pavietų pats Čekas Norisas. Neilgai trukus į raciją buvo pranešta, jog bėglys sučiuptas kito ekipažo. Parkour. Tai sportinio tipo veikla, kurios pagrindinis principas yra judėjimas. Patekimas iš vienos vietos į kitą, kiek įmanoma greičiau ir efektyviau. Viskas aplinkui traktuojama kaip kliūtis, kurias siekime įveikti, pasikliaujant vien savo galimybėmis. Vyksta gaudynės, prasidėjusios nuo vogtos transporto priemonės. Los Santos, 1:25 minutės. Gautas pranešimas apie vogtą automobilį. Netrukus paieškomas automobilis buvo pastebėtas vieno iš ekipažų ir prasidėjo gaudynės. Ilgapirščiai nevengia veiksmo filmo veiksmų ir žūtbūt bando pabėgti. Bėgliai nusprendžia sukti iš kelio ir bandyti laimę sprunkant tuneliais. Prašom. Neilgai trukus pasigirstas smūgis ir bėgliai trenkėsi tiesiai į sieną. A tu nustosi bėgti. Gaudot. Vienam iš bėglių pavyksta ištrūkti ir leidžiasi bėgti į kojus. Vejantis nusikaltėlį tunelį pastebėtas prarskriejantis automobilis. Pareigūnams nieko nebelieka imtis, tik pabandyti peršauti padangas. Kiekviename tunelio gale yra šviesa.
Nusim pirštinės. Duok iš bananą ir... Pirštinės. Gerai, duok čia nais O pirštinės. kokius šit, brit, debilus jūs pridedat, pažiūrėkit. Kodėl debilus? Pažiūrėk tu. Vienas iš ilgapirščių ne tik, kad prieš nusilaikymui, bet ir įžeidinėjo policijos pareigūnų orumą. Dirbau, ką čia pakeisti. Dink, Pasidarai, kur gamasiakas, Askas. čia, Aš jau paėmiau Kurį tu pirštinės. Aš ir kaip... tai ateik į kamerą. Ateik čia, Seniai va. ateik. Ir šitą irgi žalia su manimi. Pala, tai tu dar nori užsižeidinėjimus, kad Jokių pridėčiau? keiksmažodžių nuovadoj. Ir vėl šitas Prie pasigyręs. lūpų. Įvykis tyriamas. Gero vakaro jums. Paleto bei 15:15 min. Gautas pranešimas, jog plėšiamas Paleto bei bankas. Ilgapirščiai itin pavojingi, mat yra ginkluoti bei turi įkaitų. Derybininkas bando užtikrinti įkaitų gerovę. Pavyko susitarti įkaitų gyvybės mainais į laisvą kelią. Viršuje kabantis malūnsparnis puikiai mato užpuolikų buvimo vietą. Vos tik patvirtintas įkaitų saugumas, pradedamas gaudynės. Nes aš tikrai nenoriu būti pirmin. Šinšinai paėm pirmą. Specialią tarnybinę įrangą galima užfiksuoti kamerų sekiklį, tačiau priemonė tampa neveiksni vos automobilį lindus į tunelį. Buvo suimtas asmuo dėl... Tokiu greičiu lekiantį automobilį tampa beveik neįmanoma pažymėti sakikliu. Šitą nusikaltėlę. Važiuoja toliau, to pačiu keliu. Nematau, kad esi šiek tiek žiūrės, tai pačinės man. O, dar buvo kietas jau šilai. Vienas nusikaltimas po kito. Gaudynės tęsiasi taip ilgai, net pradeda tempti. Automobilį persijo keli ekipažai bei malūnsparnis. Grėsmė aplinkiniams milžiniška. Perimu pirmą. Pasuko į dešinę. Esame prie juvelyrinės. Šiuo metu esame prie ligoninės. Esame prie Rockford Plaza, pasukome į kairę. Nusikaltėliai pradeda suvokti, jog vienintelis jų būdas pabėgti atsikratyti malūnsparnio. Jisai kažkur... Suka į kairę. Važiuojam link penkyčio. Mes turim interceptorių bent vieną tarpusavį. Turime. Prie Rockford Plaza į dešinę. Kai važiavo po Rockford Plaza. Mažyminis garažas. Išleisim Los Santos Customs. Nusikaltėliai nusprendžia važiuoti tuneliais, taip atsikratant malūnsparnio. Pamatau prie pavos. Važiavo aikštelę. Ir pavadė vėl bus. Bėgliams pavyksta pasislėpti nuo malūnsparnio, tačiau ekipažai ant žemės nuo jų neatsilieka. Netrukus pranešama, jog bėgliai nesuvaldė transporto priemonių ir rėžėsi į sieną. Pasileido bėgti pėsčiomis. Neilgai trukus užpuolikas pastebimas bėgant balkonu. Shots fired. Už čia šūvį. Aš atidengiam šūvį šį padangą, aš naš išmo iš prūdo. Į trečią aukštą bėgam. Reikėtų dar vieno kolegos. Esu vienas. Ar bėgu aš? Kur yra? Turbūt šoks. Kur mes esame Helis, kur yra vienas bėgam.
Lipa į apačią. Tai, ką matysite toliau sunkiai suvokiama protų. Šoka. Nušoka. Ne, viskas. Neresponsyvus asmo. Reikia pagalbos. Atlikus kraujo tyrimą paaiškės, jog asmuo pavartojo didelį kiekį psichotropinių medžiagų. Tiriamasis nesuprato, kur žemė, kur dangus. Sąskaitas pametam. Sariukai išleidinėjau patikti. 10-20, kur 10-6 manko. Gerai, buvo 4, tai kos 4 nebespėjom nieko. 10-4. Žodžiu, buvo gautas iškvietimas, kad po Lietuvo banke yra vykdomas apiplėšimas. Nuvykus į įvykio vietą buvo pastebėtas rožinis ar čia violetinis BMW automobilis. Banke buvo 3 ginkluoti asmenys ir 2 neginkluoti. Dar įvyko gaudynės, vienas iš asmenų bandė bėgti galų gale pėsčiomis ir iškrito iš didelio aukščio, dabar yra susižalojęs. Asmuo pristatytas į gydymo įstaigą ir bus toliau vykdomas ikiteisminis tyrimas. Įvykis tyriamas.